Kelmės Algirdo Lipėkos menų mokykloje gegužės 16 dieną skambėjo vokiečių kalba. Čia surengta 22 vokiečių kalbos šventė. Šventės svečius, organizatorius ir dalyvius pasveikino Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Su žmona Kristina šventėje dalyvavo ir pasisakė Paramos fondo ateitis jaunimui vadovas Wolfgangas Gertė. Wolfgangas Gertė apdovanotas Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu už nuopelnus Kelmės rajonui. Sveikinimo žodžius tarė Gėtės instituto Vilniuje vadovė Ana Marija Štraus, vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Aleksanderis Šleichas, Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas, Vokietijos Baltijos šalių ateities fondo Lietuvoje biuro vadovas Daumantas Katinas. Kelmės rajone vokiečių kalbos mokosi per 400 moksleivių. Juos moko 6 mokytojai. Nuo pat pirmosios vokiečių kalbos šventės 22 metus ją rengė Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė, vokiečių kalbos egzaminų koordinatorė Daiva Stonienė. Vokiečių kalbos šventėje dalyvavo docentė, Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros vedėja, humanitarinių mokslų daktarė Vaiva Žeimantienė. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Danutė Laivienė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai Vidimantas Parnarauskas ir Saulius Mockus. Renginio vedėjai Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos šeštokas Matas Vasiuk ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Trunsienė po sveikinimų kalbų kvietė pasiklausyti koncerto, kurio metu grojo Kelmės Algirdo Lipėkos menų mokyklos mokiniai. Vokiškai dainavo Kelmės Aukuro pagrindinės mokyklos, Kelmės Kražantės progimnazijos, Tytuvėnų gimnazijos moksleiviai. Po koncerto surengta konferencija, kuriai 10 pranešimų vokiečių kalba parengė ir juos pristatė 5-12 klasių mokiniai, pasiekę aukštesnįjį vokiečių kalbos mokėjimo lygį. Padėkos raštus ir dovanėles konferencijos ir koncerto dalyviams įteikė gerbiamas Wolfgangas Gertė ir Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Visus atvykusius į šventę pasitiko Vilniaus dailės akademijos studentės Rugilės Trunsytės kūrybos darbų paroda. Ši darbų serija tarsi mano autoportretas. Darbai sukurti prieš 3 metus, kai pabaigusi 3 bakalauro kursą vasarą praleidau Vokietijoje Šteiteno pilyje. Čia dirbo žmonės iš įvairių šalių – Kinijos, Nepalo, Graikijos, Tailando, Lietuvos, Senegalo. Visa tai išsiveržė ryškiomis spalvomis ir persikėlė į mano darbų ciklą. Man buvo svarbu užfiksuoti šį gyvenimo momentą. Esu nepaprastai dėkinga už šią galimybę, sakė Rugilė Trunsytė. Po konferencijos buvo teikiami apdovanojimai. Apdovanojimus ir premijas pristatė Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ieva Lasauskienė. Į vokiečių kalbą vertė Jono Graičiūno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Raimonda Andriuškienė. 2015 metais Johanesas Wolfgangas Gertė kartu su bendraminčiu profesoriumi daktaru Wolfgangu von Štetenu ir Kelmės rajono savivaldybė įsteigė prizą skirtą Lietuvos nepriklausomybės akto signataro pirmosios vokiečių kalbos šventės iniciatoriaus Antano Račo atminimui įamžinti. Šis prizas kelionė po Vokietiją skiriamas 6-8 klasės mokiniams, stropiausiai besimokantiems vokiečių kalbos. Gegužės 18 dieną 6 Kelmės rajono mokiniai, lydimi mokytojos Vitos Milkintaitės, išvyko į Erfurtą. Nuo 2003 jau 22 metai, kaip tarp Wartburgo krašto ir Kelmės rajono savivaldybės tęsiasi ypač nuoširdi draugystė, vyksta įdomus ir turiningas bendradarbiavimas, keičiamasi delegacijomis. 2007 metais Wartburgo meras Reinhardas Krebs įsteigė 3 premijas mokykloms už puikius rezultatus, kurios yra įteikiamos per vokiečių kalbos šventę. Šiais metais vokiečių kalbos šventėje Wartburgo delegacija negalėjo dalyvauti. Mokykloms padėkas ir Wartburgo rajono mero Michaelio Brotführerio premijas įteikė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Fit in Deutsch A1 – tai vokiečių kalbos egzaminas, skirtas 10-16 metų vaikams ir jaunuoliams. Šis egzaminas Kelmėje organizuojamas nuo 2016 metų. Per šį laikotarpį Fit in Deutsch A1 lygio egzaminą Kelmės rajone išlaikė 158 klasės mokinių. 19 iš jų šiais mokslo metais. Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius sertifikatus įteikė Gėtės instituto Vilniuje vadovė ponia Ana Marija Štraus. Kiekvienais metais Kelmės rajono mokytojų metodinis būrelis organizuoja vokiečių kalbos konkursus 6-11 klasių mokiniams. Šiais metais konkurse dalyvavo 48 mokiniai.
Konkurso nugalėtojais tapo 16 mokinių, kurie apdovanoti šventės metu. Už Kelmės kraštui skirtą dėmesį ir palaikymą, tradicijų tąsą, vokiečių kalbos šventės svečiams dėkojo ir dovanas įteikė Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius. Gegužės 9-ąją minime Europos dieną, prisimindami ir įvertindami ES vertybės. Projekte Tūkstantmečio mokyklos antroje programoje dalyvaujančių Kelmės rajono mokyklų Kelmės Jono Graičiūno, Tytuvėnų, Šaukėnų Vlado Putvė-Putvinskio gimnazijų ir Kražantės progimnazijos mokiniai kartu su muzikos mokytojais Kelmėje prie Jono Graičiūno gimnazijos atliko jaunimo vadinamą flashmobą – viešąją akciją, kurios metu skambėjo odė džiaugsmui ir laisvei. Taip kartu paminėdami Europos dieną. Ši data minima nuo 1950-ųjų Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Šumano pateikto istorinio pasiūlymo, kuriuo buvo nustatytas Europos bendradarbiavimo pagrindas. Šįmet Europos diena ypatinga, švenčiame 75-asias Šumano deklaracijos metines. Kelmės krašto muziejus paminėti 32-ąją partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną kvietė į istorinę apžvalgą. Virtukų mūšio reikšmė partizaninio karo kontekste. Prie tipinio partizanų atminimo ženklo Virtukų miške. Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės minėjimo tradicija tęsiama nuo tarpukariu gyvavusios kariuomenės ir visuomenės suartėjimo dienos. Pirmą kartą ši šventė buvo surengta 1935 metais. Šiais metais Liepos 22 dieną Virtukų mūšiui sukanka 80 metų. Kelmės krašto muziejaus muziejininkas Rimantas Serva kalbėjo apie Virtukų mūšio svarbą. 1945 metais Liepos 22 dieną Raseinių apskrities Kelmės valsčiuje Virtukų miške, dabartinėje Kelmės rajono savivaldybėje, buvo vykdoma iš anksto kruopščiai parengta karinė čekistinė operacija. Kautynėse su NKVD pasienio kariuomenės 31-ojo pulko kareiviais dalyvavo 4 Žibenkšties rinktinės partizanų būriai. Vadovaujami rinktinės vado Juozo Čeponio Budrio, Algimanto Zaskevičiaus Vasario ir rinktinės štabo viršininko Jono Žemaičio Dariaus. Iš viso apie 60 partizanų. Mūšis vyko nuo 10 val. Ryto iki 13 val. Kautynėse žuvo 16 partizanų. Kelmės krašte per 8 metus įvyko 7 dideli partizanų mūšiai su stribais ir NKVD kariuomenė, bei daugiau kaip 200 mažesnių susirėmimų. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija mini veiklos 85 metų jubiliejų. Jubiliejų skirtą šventinį renginį, padėkos ir muzikos dieną, gimnazija pakvietė gegužės 13-ąją. Visus susirinkusius ir gimnazijos bendruomenę pasveikinęs, padėkojęs mokytojams, darbuotojams, mokiniams ir jų tėvams, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktorius Rimantas Bielskis priminė gimnazijos įkūrimo istoriją ir paaiškino, kodėl gimnazija mini tik 85 metų veiklos istoriją. 1919 metais Kelmėje buvo įkurta švietimo draugija. Draugijos aktyvistams kilo mintis Kelmėje įsteigti progimnaziją. Ši idėja virto tikrovę 1921-aisiais. 1939 metais švietimo ministerija Kelmėje įsteigė valstybinę gimnaziją, bet oficialiai ji atidaryta tik 1940-aisiais, birželio 9 dieną, likus 6 dienoms iki Lietuvos okupacijos. Pirmiausia, gimnazija įsikūrė Šaulių namuose, dabartinėme savivaldybės pastate. 1941 metais išleidžiama pirmoji abiturientų laida. 1944 metais Valsčiaus valdžia leido gimnazijai įsikurti Kelmės dvaro rūmuose. 1950-aisiais gimnazija pervardinama į vidurinę mokyklą. Minėtina, jog 1953 metais aukso medaliu mokyklą baigė būsimasis rašytojas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Icchokas Meras. Icchokas Meras rašė: "Kelmė mano Lietuva ir mano Jeruzalė." Istorija liudija. 1959 metais rugsėjo 1 mokslo metai prasideda naujoje mokykloje. Tik 1996 metais Švietimo ir mokslo ministerija šiai švietimo įstaigai suteikė gimnazijos statusą, o mūsų savivaldybės rajono taryba Jono Graičiūno vardą.
Tada ir nuspręsta gimnazijos veiklą minėti nuo jos oficialaus įsteigimo 1940 metais. Po gimnazijos direktoriaus Rimanto Bielskio įžanginio žodžio, renginio vedėjos, mokyklos psichologijo Vita Gerbenienė ir direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė kalbėjo apie gimnazijos veiklos istoriją, įsteigtas premijas gimnazistams ir skaitė buvusių gimnazijos premijų laureatų bei gimnazistų mintis apie mokyklą ir čia prasmingai praleistą laiką. Pati jauniausia gimnazijos premija sporto. Ji pradėta teikti 2012 metais. Ją įsteigė ir kasmet teikia Kelmės tinklinio sporto klubas Rūta. Daug pasiekimų, prizų, iškovotų pergalių yra pelnę gimnazijos sportininkai įvairiose sporto srityse. Jono Graičiūno gimnazijos sporto premija Meidai Levickaitei, aktyviai sportuojančiai badmintonininkai, įteikė Kelmės tinklinio sporto klubo Rūta vadovas, gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Darius Barauskis. Viso renginio metu skambėjo buvusių ir esamų muzikos studijos Obertonas muzikantų, vadovaujamų mokytojų eksperto Svajūno Klimo atliekama muzika. 2012 metais įsteigta amatų premija, kurios steigėjas gimnazijos informacijos mainų ir švietimo centras, vadovaujamas direktoriaus gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko Nerijaus Šarausko. 2025 metų gimnazijos amatų premiją Nerijus Šarauskas įteikė gimnazistai Gabijai Povilaitytei. Nuo 2006 metų teikiamos melomano Alvydo Šlefendorfo įsteigtos muzikos premijos. Apie muzikos studiją Obertonas, kuriai vadovauja mokytojas ekspertas Svajūnas Klimas, galima būtų pasakoti ir pasakoti. Nes ši studija ir jos organizuojamas gyvai grojančių jaunimo grupių festivalis muzikos dirižablis puikiai žinomas visoje Lietuvoje. Šioje studijoje groja buvę gimnazistai, yra Lietuvoje žinomi profesionalūs muzikantai. Faustas Venskus, dabar kompozitorius ir multiinstrumentalistas, muzikos įrašų prodiuseris. Gitaristas Mantas Raloviecas, Rytis Vasiliauskas, grupės Žalvarinis boso gitaristas, įvairių muzikinių projektų prodiuseris. Kartu su obertoniečiais gimnazijoje grojęs Viktoras Jonušis, dabar dainų autorius ir aranžuotojas. 2025 metų laureatė, muzikos studijos Obertonas vokalistė Vėjūnė Vasiliauskaitė. Įteikta Hipokrenės premija, kuri gimnazistams nuo 2000 metų teikiama už kūrybinius laimėjimus. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje kūrybos tradicijų tęstinumas atsispindi leidžiamuose almanachuose, kuriuose spausdinama mokytojų ir mokinių kūryba. Hipokrenės premija šiemet skirta Augustai Gečaitei. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje mokslo premija yra teikiama nuo 1996 kasmet. Jis skiriama mokiniui pasiekusiam puikių akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujančiam mokymosi procese, visuomeninėje veikloje ir pasižymėjusiam iniciatyvumu. 2005-aisiais už akademinius pasiekimus ją pelnė Ugnė Jegminaitė. Gimnazijos mecenato Kelmės rajono garbės piliečio, Jungtinių Amerikos valstijų verslininko, kultūros rėmėjo Antano Mikalajūno įsteigta premija yra skiriama už labai gerą mokymąsi, aktyvumą, iniciatyvumą, visuomeninę veiklą. Šiemet Antano Mikalajūno premija buvo įteikta gimnazistai Amirai Lindaitai. Gimnazijos bendruomenė su jubiliejiniu gimtadieniu sveikino Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ieva Lasauskienė, Kelmės miesto seniūnė Ligita Kondratienė. Gegužės 17 dieną Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko iškilminga 26-osios Reginos Biržinytės literatūrinės premijos įteikimo ceremonija. Kelmiškės poetės aktyvios kultūros veikėjos Reginos Biržinytės literatūrinė premija 1996 metais poetė iškeliavusi į amžinybę įsteigė Kelmės rajono savivaldybė. Pirmą kartą premija įteikta 1997 metais Amelijai Miltenienei už eilėraščių knygas Metų vėrinys ir Gyvenimo upė. Renginio vedėja Živilė Gerčienė paskelbė, jog šiais metais vertinimo komisijai buvo pristatytos 6
2023–2024 metais išleistos knygos. Šiemet premija skirta poetei Daliai Griškevičienei už eilėraščių knygą Dedikacijos. Laureato liudijimą įteikė ir vardinė juosta Dalia Griškevičienė apjuosė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Tai antroji literatūrinė Reginos Biržinytės premija skirta Daliai Griškevičienei. Renginio metu skambėjo laureatės ir Reginos Biržinytės eilės. Dainuojamąją poeziją renginį papildė Gitana ir Giedrius Morkiai. Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti komisijos narys Vytautas Šimkūnas pristatė laureatės knygą Dedikacijos. Tai atskiras kūrinio pradžios tekstas, kuriuo pasakoma, kam atminti ar įamžinti autorius jį skiria. Pasak Vytauto Šimkūno, tai poetinis žanras, kuris nepaprastai sunkus, bet Daliai pavyko išvengti monotonijos, sentimentalumo, pavyko išvengti bereikalingų detalių ieškojimų. Ir aš šios knygą vertinu kaip asmeninį dialogą su įžymybėmis, kurios dedikuojamos. Apie Dalios Griškevičienės kūrybą pasisakė lituanistė Valerija Puišienė. Dalia Griškevičienė dėkojo visiems susirinkusiems į šventę ir pasidžiaugė tradiciniais literatų susitikimais. Laureatę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bilius, artimieji, Kelmės rotariečiai, kolegos draugai. Tradiciškai po premijos įteikimo surinktas poezijos pavasarėlis. Poezijos pavasarėlį vedė Kelmės profesinio rengimo centro klubo be rėmų vadovė Dalia Griškevičienė ir Kelmės rajonų literatų klubo Vieversys prezidentas Viktoras Gulbinas. Jau 45 metus Kelmės rajone gyvuoja graži tradicija rengti poezijos pavasarėlius. Šios tradicijos pradininkė ir iniciatorė buvo kelmiškė bibliotekininkė, žinoma poetė Regina Biržinytė. 45-ojo poezijos pavasarėlio proga savo kūrybą skaitė ne tik Kelmės rajono literatai, bet ir bičiuliai iš Šiaulių, Joniškio, Pakruojo. Pasak pranašų, pragaras pradangintas, prasti popieriai. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje atidaryta unikalios vektorinės tapybos paroda Angelų sodai. Kaip sakė Kelmės kultūros centro parodų koordinatorė Irma Diminskienė, tai Kelmės specialiosios Vilniaus Šilo mokyklų mokinių vektorinės tapybos darbų paroda. Parodos meno vadovas, mokytojas, specialusis pedagogas, vektorinio piešimo ir kūrybiškumo ugdymo veiklų vadovas, nepelno siekiančios įmonės Angelų sodai steigėjas Valdas Kančauskas. Vektorinio piešimo ypatingų vaikų sukurtus darbus Valdas Kančauskas eksponavo švietimo, mokslo ir sporto, socialinės apsaugos ir darbo ministerijose, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus miesto savivaldybėje, Medininkų pilyje, Kauno Žalgirio arenoje, Bernardinų bažnyčioje, Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje Vilniuje. Vaikų piešiniai perkelti ant vėliavinio audinio ir pakelti į dangų buvo matomi daugelyje Lietuvos vietų švenčių ir ypatingų progų metu. Paroda – tai visuomeniai skirta žinutė, kad šie vaikai yra tokie kaip aš, kaip tu. Ir jie gali kurti, jie gali stebinti, jie gali būti nuostabus. Ypatingų vaikų sukurti darbai jau garsina Lietuvą visame pasaulyje, nuo Japonijos, Pietų Korėjos, Jungtinių Amerikos valstijų iki Australijos. Parodos atidaryme sakė Valdas Kančauskas. Kūrybos proceso metu mokiniai supranta, kad piešimas kompiuterių procesas, kuriuo metu kantriai ieškoma tos vienintelės nuotaikos spalvos, o nutapyta akimirka verta amžinybės, su mintimi, nuotaika, būsena, idėja. Kompiuteriu nutapyti kūriniai paverčiami didelės raiškos fotografijomis, kurios atspausdintos ant muziejinės kokybės didelio formato drobės. Parodoje eksponuojamos ir Valdo Kančausko fotografijos.
Parodos atidarymo metu Valdas Kančauskas papasakojo ir apie Lietuvos vienuolynuose iškilmingai šventinamas vėliavas, skirtas Ukrainos kariams. Šios vėliavos su angelu, šviesos, vilties ir tikėjimų Ukrainos pergalės simboliai, kuriuos nupiešė Ana Raketytė, turinti autizmo spektro sindromą. Didžiausias Angelų sodų bendruomenės įvertinimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio parašas ant Ukrainai skirto pergalės angelo tapybos darbo. Už parodą Valdui Kančauskui dėkojo Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Į Kelmės evangelikų reformatų bažnyčią dainos mylėtojus sukvietė Šiaulių regiono chorų festivalis Iš dainos akių, skirtas Kelmės kultūros centro mišraus choro Kantijo 55 metų jubiliejui paminėti. Festivalio dalyviai ir klausytojai turėjo galimybę pasiklausyti Kelmės kultūros centro mišraus choro Kantijo, vadovė Dalia Miklovienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialų moterų choro Šaltinis, vadovė Birutė Andriukaitienė, koncertmeisterė Jūratė Narvilienė. Radviliškio miesto kultūros centro mišraus choro vadovas Kęstutis Pakštas, koncertmeisterė Vera Silickaja. Ir Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centro mišraus choro Naktikovas, vadovė Neringa Bernadickienė, koncertmeisterė Rasa Vaikauskaitė. Su šventėje dalyvavusiais kolektyvais chorą Kantijo sieja ilgamečiai ryšiai. Renginio vedėja Agnė Lapinskaitė priminė choro gyvavimo istoriją. Kelmės kultūros centro mišrus choras įkurtas 1970 metais. 2005 metais chorui suteiktas Kantijo vardas. Prieš 55 metus choras subūrė tuometinė vaikų muzikos mokyklos direktorė Genovaitė Jokubauskienė. Chorui vadovavo Ričardas Krušas, šviesios atminties Algis Petras Krutkevičius. Dalia Miklovienė su choru pradėjo dirbti praėjus 18 metų nuo jo įkūrimo, 1988. Choras visų respublikinių dainų švenčių nuo 1970-ųjų susikūrimo pradžios dalyvis. Dalyvavo festivaliuose Estijoje, Švedijoje, Latvijoje, Lenkijoje, dainavo Prancūzijoje, Čekijoje. Dainuota apskrities chorų šventėse Šiaulių mieste ir rajone, koncertuota Pakruojyje, Baisogaloje, Raseiniuose, Tauragėje, Jurbarke, Akmenėje, Kelmės rajone. Parengtos 8 koncertinės programos. Choras dainuoja daugelyje kultūros centro renginių, dalyvauja rajono koncertuose, minėjimuose, šventėse. Choro vadovė Dalia Miklovienė sako, jog per 55 metus mes užauginome kartas, išdainavome 100 kūrinių ir įkvėpėme tūkstančius klausytojų. O kolektyvo choristai sako, jog choras tai draugiška, atvira, demokratiška bendruomenė, kurianti gerą laiką, nepakartojamas patirtis, keliones ir dar daugiau. Džiaugiamės kokybiškų laisvalaikių, draugiškoje komandoje, siekiame nuolat tobulėti, dalintis scena ir dalyvauti projektuose su kitais chorais. Kelmės kultūros centro mišraus choro dalyvius ir vadovė Dalią Miklovienę sveikino Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, linkėdamas ir toliau taip gražiai puoselėti dainą, džiaugtis bendrystę. Ir išreiškė mintį, jog Kelmės mišrus choras tai Kelmės kultūros ambasadorius. Choristus ir vadovus pasveikino į šventę atvykęs buvęs choro vadovas, šiuo metu vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro mišriam chorui draugystė Ričardas Grušas. Choras su 55-uoju jubiliejumi sveikino Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė, draugai, choristai, bičiuliai, artimieji. Oi gaudė, Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios skliautai nuo jungtinio šventės dalyvių choro, į kurį jungėsi Kelmės kultūros centro mišrus choras Kantijo, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialo moterų choras Šaltinis, Radviliškio miesto kultūros centro mišrus choras ir Baisaugalos kultūros centro mišrus choras Naktikovas. Bendruomenė Kelmės bočiai vadovaujamas Salomėjos Drazdovienės koncertu O pavasaris žavingas sveikino pavasarį ir minėjo organizacijos 3 metų veiklos sukaktį. Kelmės daina, skirta Kelmės 540 metų jubiliejui, kuriai žodžius parašė Bronislavas Klimašauskas, muziką sukūrė Antanas Pažarauskas ir Antanas Albrechtas,
Visus šventės dalyvius ir svečius pasveikino bendruomenės meno mėgėjų kolektyvas Pavakarys. Kolektyvui vadovauja Antanas Pažarauskas ir Birutė Pelėdienė. Renginį vedusios Salomėja Drazdovienė ir Vanda Miniotaitė sakė, jog per savo gyvavimo 3 metus asociacija tapo žinoma ne tik Kelmėje. Turi draugų Žemaitijoje ir Aukštaitijoje, su kuriais keičiasi patirtimi, patiria bendrystę kartu dalyvaudami įvairiuose šventėse, dainuodami, grodami, keliaudami. Šventės šeimininkus ir svečius pasveikino ir atminimo dovanėles įteikė Kelmės rajono vicemeras Tadas Kasparas, sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Barkauskas, savivaldybės specialistė Milda Valiuškevičienė. Šventėje dalyvavo, gražius žodžius vieni kitiems išsakė, bei dainas dovanojo Kelmės rajono senjorų bendruomenė artimi, pirmininkė Jadzė Gaupšienė, mėgėjų meno kolektyvo vadovė Genečienė. Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Skuodo rajono bendrijos dainininkai, organizacijos pirmininkė ir meno vadovė Joana Viščiūnienė. Kretingos rajono senjorų bendruomenės ansamblis, organizacijos pirmininkė Jovita Valužienė, meno vadovė Benedita Skaividienė. Naujosios Akmenės miesto bendrija, organizacijos pirmininkė Ana Žakienė, meno vadovė Irina Popudrenko. Radviliškio Bočių ansamblis Šarma, organizacijos pirmininkė Rimantė Radavičienė, meno vadovas Bronius Kiselis. Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Pakruojo bendrija, pirmininkė Birutė Venslauskienė, meno vadovas Darius Skrudupis. Ir Šiaulių meno kolektyvas Siautulys, vadovė Birutė Pelėdienė. Pakalbinti Bočiai sakė, jog viskas priklauso nuo mūsų pačių. Niekas mūsų niekada nepadarys laimingais, jei patys to nenorėsime. Kad galėtume draugauti, palaikyti bendrystę, ieškome ryšių su panašių pomėgių ar vertybių žmonėmis. Tai padeda įveikti vienišumo, atskirties ir izoliacijos jausmus. Kartu esame saugesni, sveikesni ir laimingesni. Kartu pašokti, padainuoti tradicinėje rajono folkloro kolektyvų šventėje Graži mūsų šeiminėlė 32 kartą kvietė Kelmės kultūros centro, etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus specialistai. Šiais metais šventė skirta lietuvių liaudies dainų metams. Nes sukanka 200 metų nuo pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio ir dainų tyrinėjimo paskelbimo. 1825 metai yra laikomi lietuvių folkloristikos pradžia. O Liudviko Rėzos išleistas dainų rinkinys Dainos Oder Litauische Volkslieder, papildytas mokslinė studija lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai, paskatino nuo XIX amžiaus suaktyvėjusią kitų reikšmingų lietuvių liaudies dainų rinkinių leidybą. Atsižvelgiant į šias datas, 2025 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė lietuvių liaudies dainų metais. Šventėje dalyvavo Kelmės kultūros centro folkloro ansambliai Taduje, vadovas Osvaldas Gerbenis, ir Judle, vadovė Angelija Vaišaitė. Kelmės kultūros centro tradicinė kapela Gers Čiesas, vadovė Laima Lapinskienė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės rajono folkloro ansamblis Ramočia, vadovas Valdas Rutkūnas. Tytuvėnų kultūros centro Šedbarų skyriaus kapela Tytuvėnų krašto armonikieriai, vadovas Stasys Butkus. Renginį vedė Kelmės kultūros centro režisierė Rūta Palubeckienė ir folkloristas Osvaldas Gerbenis. Padainuoja ir palengvėja, sakė renginio vedėjai, ir pridūrė, jog močiutės kaimuose dar pamena ir pasakoja, kad žmonės nuo neatmenamų laikų visada dainuodavo sielai palengvinti. Dainuodavo ne tik vestuvėse, šventėse, bet ir sielvartaujant. Prosenelių, mūsų tėvų dainos mums leidžia pažvelgti į praeitį, pasakoja apie istoriją, gyvenimą, vertybės. Kolektyvams už tradicijų tęstinumą, už dainos puoselėjimą ir sklaidą dėkojo Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė.